Požeminio kabelio įtraukimas po Kuršių mariomis įgręžtais vamzdžiais buvo pats sudėtingiausias šios vasaros darbas jungti Nordbalt statantiems inžinieriams. 13 km ilgio kabelis sausumoje iki tol klotas maždaug kilometro atkarpomis. Jo dalis, skirta sujungti Klaipėdą su Kuršių nerija, buvo 1,5 karto ilgesnė. Dalis jau jos, reiškia, kabelio sausumos jau yra patiesta, pradedant Klaipėdos pasoti Kiškėnų kaimo. O šiandien mes stebime, kaip yra vykdomi jau kabelio įleidimo po Kuršių mariomis darbų pradžia. Na ir tai truks pats procesas kažkur apie 6–8 valandas. Inžinieriai, ruošdamiesi įveikti tokį technologinį iššūkį, kruopščiai planavo. This lagoon is one of the longest drillings that we've done in ABB. And also the longest cable pullings, it's 1640 meters. Į statybų aikštelę vilkikas atgabeno 2 milžiniškas 63 tonas sveriančias rites su suvyniotomis kabelio dalimis. Vienas kabelio galas buvo prikabintas ant specialaus lyno. Alksnynės link kabelis trauktas vamzdžiais įgręžtais maždaug 17 metrų gylyje, skaičiuojant nuo Kuršių marių paviršiaus. Kalbant jeigu apie Alksnynę, tai nuo ten kabelis eis sausumą, reiškia, tranšėjoje apie metro gylyje. Iš viršaus bus uždengta betoniniam plokštėm, stengiantis apsaugoti maksimaliai kabelį. Na, o po to prieinama, reiškia, vietovė prie kopos, kur šių metų balandžio 11 dieną buvo įtrauktas kabelis iš jūros pusės ir laivas pajudėjo Švedijos link. Per vasarą atlikti beveik visi požeminio kabelio klojimo darbai. Juos kuriam laikui sutrikdė tik trasoje rasti pavojingi sprogmenys, užsilikę nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. At one point we had to stop the works and actually procure an investigation to clean the area of U-exhaust, and we are not so used to that. We actually found 4 plus 12 complete clusters. 4 before we initiated the investigation and 12 thereafter. So we feel it was a good, good investment from Litgrid to help us to do that actually. So people should work safe. Ant Baltijos jūros dugno jau nugulė 250 km kabelio, daugiau nei pusė visos Nordbalt jungties. Trečiojo elektros tilto su Švedija elemento nuolatinės srovės keitiklio statybos taip pat sparčiai juda į priekį.